Kaip užsieniečiai žiūri į deitinimą lietuvių? You guys eat a lot of potatoes. You're American, yes? You are very fat. What does that smell? Lithuania. Lithuania is a smell? Ką? Lietuvos kvepalai? The beer and chebureki perfume. Išmetė videosų man karočią apie kaip užsieniečiai žiūri į deitinimą lietuvių, kaip jie įsivaizduoja lietuviškas moteris, panas, kas jom patinka ir taip toliau. Galim pažiūrėti. Hey. Hey, Bo, what's her name? Oh, Elžbieta. Oh, that's a very special name. What language? Čia atrodo intro į kažkokią p***toj bus. Atrodo, aš ką tik anglinę savo veidą patvirtinau tapatybę, kad aš pilnametis ir sėdos žiūrėt kažką. Where are you from? Oh, I'm from... Where, let Čia, me guess. Let me čia guess. galimai bus cringe'as, žinokit. I'm really into cultures and geography and stuff. You're from the Baltics. Yeah. And you guys eat a lot of potatoes. I love potatoes. Aš suprantu, kad čia suvaidinta, čia skriptą rašė, bet blemba, va čia tai pick-up line'as yra, eik tu, na. Čia tas pats, kas aš į Ameriką nuvažiuočiau, kabint panų ir prie pirmos panos prieičiau toksai, you're American, yes? My name is Emilis, what is your name? My name is Carol. Nice to meet you, Carol. You American, right? Yeah, I'm from America, I'm from the LA, you know, from the East Coast. Yes, Americans. You are very fat, You very fat, and you eat burger, You eat burger, Čia lygiai tas pats. Čia lygiai tas pats. Tik aš tokį pick-up line'ą sakyčiau. You're Chinese, Yes, I'm from Chinese, my name is Wong. So you eat rice, Many rice. You like rice, I like rice too, Now you can go dance. Country was part of the Soviet Union? Yeah. Wow, that's amazing. You're the first person to guess that I'm from... Latvia. Am I right? Latvia. Yeah. Latvia? No. Latvia. Estonia? Belarus? Poland? Lithuanians are used to getting confused with Latvians and Russians. Learn something unique about her country and you'll truly impress her. Nu, bet čia toksai, aš nemanau, kad užsienietis kažką labai tokio unikalaus ant greičio galėtų susižinoti, jam jau reiktų labai jau lysti mūsų kultūrą, tipo ten, kad net nežinau. Čia Max, ką jie galėtų pasakyti, Sabonis, Žalgiris, yeah. Tipo nebent kažką tokio. I had a great time. Do you maybe want to go out sometime? Yeah, that'd be really nice. Are you a pub girl or a bar girl? Actually, there is an art exhibition happening by Mikolajus Pub girl or a bar club. Nėra, kad pubas tas pats baras ar pubas. Aludė. Čiurlionis this Friday. Perhaps you'd want to come with me? Okay. So you're a gallery girl. But who is this? Oh, he did a lot of symbolism and Art Nouveau inspired paintings. Oh, also some experimental compositions. Okay. Wow. I'm impressed. Really? What kind of girls do you usually go out with? Not your kind. Lithuanians are highly educated with one of the most advanced education systems in the EU. Čia tipo parodė, kad kaip būtų, tipo čia generalizavo, kad visos lietuvės panos va tokios yra kaip jinai, kur man labiau patinka varyti ne į barus, o į meno galerijas, kur yra labai abstraktus menas, tenais palei šiuolaikinės tendencijas iš Jacques Huapo repertuaro. Ar čia taip jie lietuvės įsivaizduoja? Nesakau, kad tokių nėra. Ir nestumu, kad ten lietuvės atsilupusios, bet, nu tikrai, tu gali pasipult ant panos, kur tenais, tai ką žinau, tam kebabo gal tiesiog. Ką žinau, man tai ten, kur Giovanni groja, galim varyti. All I need. Kaip jie įsivaizduoja, kad kiekviena pana dabar bus tokia visiška hipsterė, kažkokia highly educated, besidominti nišiniam kažkokiam meno galerijai. I'm making money doing e-commerce. And actually I designed my own website from scratch. You want to see? Sure. Here it is. I see. It's okay. Just okay? Yes, it could use some improvement. As in? Well, the colors don't really go together well, and the font is a bit too much. You also could get rid of Kas čia per pana, kodėl jin reprezentuoja Lietuvą? images. It's a bit chaosas. Thanks for the feedback, I guess. You're brutally honest, I gotta say. Well, isn't it better than being fake just to be nice, like North Americans do? True. True. Better to be honest. You see? Can I see it for a second? I just thought of something else. Maybe next time. Are you hungry? What?
Sure. Jis yra typically direct and straightforward. Nu, tipo, jo, mes esam direct, bet tiesiog išpiloja jį. Tiesiog žiauriai pretenčios vaibo, tiesiog pisa protą, bet jo dizainą tiesiog. Nors čia matos gal antrą kartą gyvenime, ką? Hey, babe. What are you watching? Basketball. Oh, I didn't know the Lakers were playing. Lakers. Žalgiris. Kauno Žalgiris. Lithuanian team? Lithuania has a basketball team? Lithuania has a basketball team? We won 3 Eurobasket medals. Have you not heard of Arvydas Sabonis? Šarūnas Marčiulionis? Jonas Valančiūnas? Just watch. Oh, they're pretty good. Yeah, you guys will probably win this. Oh, do. They better win. Lithuanians love their basketball for a reason, they're damn good at it. Nu, tipo, jo. Bet irgi ne kiekviena pana crazy dėl kašės. Where are you going? Oh, Annette and I are just gonna go for a walk. Wait, did you go to the store? Kas čia k***a per video? In su grybų pintinė pilna grįžo. No. Sakė, einu pasivaikščiot ir grįžo su pilna pintinė just grybų. the forest. Just a forest. Chunky. Doesn't have deep connection with nature, so she might spend her time outside as much as possible. Kokias jie piešia lietuvės su šituo video? Pradžio, tenai kažkokia nišinė meno kritikė vaikšto per galerijas, tada tiesiog žiauriai nagla ir išpivoja jo kažkokį dizainą padarytą ir tada jie tiesiog žiūri kašę, atpėm protą, kad jis nežino Sabonę. You don't have Sabonius? Oh my god. Okay, I'm going for a quick walk. Ir išeina pasivaikščiot ir tada grįžta su pintinė grybų. Kas dar, bet, Penkelėnų miške ciklupė ir beržo šaką nučiu, nes mes tipo pagonys esam. Čia tokie stereotipai supilti tiesiog į vieną, kai kurie net kai kurie net ne stereotipai, kai kurie tiesiog random kažkokie. What the fuck? Kokie pana, sako, einu pasivaikščiot, grįžta iš miško purvinom panagėm, su pilna pintinė grybų. Dropo ieškoja. What the fuck? Nors šiaip gal ir make sense, jo, jeigu pana, kuri vaikšto į galeriją pastovi, juda galerijai, grįžta su pilnu krepšiu grybų, nu tada gal ir make sense. Ai, tu ma... Čia yra išprotėjęs žmogus. Jie čia jau trečiam deite. Įsivaizduokit. Jie jau trečiam deite. Pirmam deite jinai pasakė jam, kad kažkokia meno kritikė ir taip toliau. Tada antram deite jinai išpildė dėl dizaino. Trečiam deite jinai žiūrėjo kašę ir iš oro sako, aš varau trumpam pasivaikščioti, grįžo su pilna pintinė grybų. Ir dabar jin tiesiog, kai ligonė absoliuti, tiesiog fūri. Kaip fūri, žiau, vėk iš kiemo. Žiau, vėk iš kiemo. This is really value their pagan traditions. Aš atspėjau, aš sakiau, kad kalbės apie pagonius. Bet ar čia eilinė pana? Ką jie čia k***a? Hey, babe, there's this new show. Do you want to watch? Sure, I'll go make us a Pagan. I made us some keptos duonos. Is this bread? Not just any bread. The best bread in the entire world. Not your North American Wonder Bread jam. Čia karšiavimo sapną mes žiūrim kažkokį. Nonsense thing. Try it. Oh, there's so much garlic. Įsivaizduokit dabar iš kitos pusės. Jeigu lygiai tokį patį video, aš nežinau, iš kur jis yra. Nu, tarkim, nenoriu sakyti dėl to, kad dėl rasės jo, kad tipo čia iš Kinijos, žinai, Japonijos. Tarkim, iš Amerikos yra. Ir dabar lietuviai padaro video lietuvišką, kuris vadinasi, tarkim, tu žinai, kad tu susitikinėjai su amerikonė pana, kai. Ir tada vėl video prasideda ten, žinai, jie susitinka bare ir, hey, you American? Yes, I'm American. My name is Carol. You people really fat, huh? You like guns, huh? Bam, 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 bam. You like shooting, huh? Tada antram deite tenais, nežinau tenais. Nu arba ten tarkim jisai iš Azijos, žinai, ir ten antram deite, karočią. Ta pana tiesiog bėgioja. Va taip rankas kaip per Narutą. Jis bando teleportuotis ir tiesiog visi kosminiai stereotipai į visą tą video. Čia lygiai tas pats, tik čia apie Lietuvą padarė. Jo tada mobilumo skuterio Amerikoje važiuoja tiesiog. Ta pana tiesiog įsitraukia mobilumo skuterį. Atsisėdant tos skuterio 300 kg sverdama po lėto važiuoja. We going to Walmart. And then top facts. Americans are really sloppy ir taip toliau. And they cannot walk because of their weight. So they use mobility scooters. Čia tas pats. Tik čia dar apie Lietuvą.
Hey, we gotta run to the store. We're out of almost everything. What do you mean? There's only some potatoes and some meat left. Oh, that's more than enough. Just give me an hour. What? You're gonna make some mashed potatoes or something? No. Dinner's ready. These are budviniai blynai and then cepelinai are in the pot. There is no way you made all this with just potatoes and meat. Well, we also have sour cream. Oh, keptos bulves are ready. What? Fried potatoes. Black bread, potatoes and meat are a huge part of Lithuanian food. Nu gerai, čia bent jau tiesa. Ir čia gan, nu tipo, nėra nieko keisto, jeigu pana pagamintų vakarienės bulvinių blynų arba keptos duonos iškeptų kaip sneksą. Čia kol kas normaliausias teikas iš visų, kurie buvo per šitą video. What does that smell? Lithuania. Lithuania is a smell? Lithuania has a smell. It's the official scent of Lithuania. Oh. Ką? Lietuvos kvepalai? Ką pasakys? It smells like beer and chabureki, you know, the beer and chabureki perfume. Nustepčiau. Lithuania is one of the countries in the world that have a national scent. What? Pačiam dabar įdomu. Ir aš čia debilas. Kažkas esat šitų kvepalų. The scent of Lithuania. Lietuvos kvapas. Scent of Lithuania is dedicated to the first date in our history with the name Lithuania was first appeared. Bergamotas, tasai ginger, tai čia tasai imbieras, laukinės gėlės, raspberry, redberry, greifurtas, rose, finish with amber, tree moss, cedar, sandalų medis, patatulį, muskatas ir medžio dūmai. Nu tai tu šašlykais tiesiog smirdi. Čia nebent prapušina reklamą, čia jaučiu jie daro šitą, čia jaučiu jų kažkoks produktas. Nu, tipo jo, aišku, suprantu, patriotizmas, o, Lietuvos kvepalus, bet nemanau, kad jie, žinokit, geriau negu Chanel kvepia. Jo, ir jo, labai lietuviškas kvapas, greifurtai. Vienas lietuviškiausių vaisių. Mano mačiutė daro, pastovi važiuojam į kaimą pas su mano mačiutė, priskina greifurtų nuo medžių ir padaro greifurtų sultis. Oi, kaip skanu.